Nu, manau, patirtis lėmė daugiau. Po to, kad visgi geri žaidėjai, aišku, finalo varžybos geros buvo, galima sakyti, daug emocijų, bet manau, kad patirtis nulėmė savo. Daugiau patyrusių žaidėjų. Sezono eigoje sunkiausia būdavo turbūt surinkti visus žaidėjus, kad pilną sudėtį, nes vienose varžybose vieni negali, kiti negali traumuoti. Svarbiausia, kad sezono gale, ten finalas susirinko pilna sudėtis ir viskas, ir laimėjom. Tai emocijos varžybas visada gerai, nes jeigu žaidėjai be emocijų, tai neįdomu žiūrėti, neįdomu žaisti atsipalaidavęs. O kada yra ugnelė, tada visa komanda mobilizuojasi, kiek matė, kiekvienas ne vien už save, bet ir už visus kovoja. Dėl to ir buvo, manau, dėl to čia irgi yra stiprybė nuo to man tokia. Aišku, gal stiprioji pusė tai yra tritaškai nuo to, bet tikrai ir po krepšiu, ir Teisutis labai gerai kovoja, ir Vaikšnis yra geras gynėjas. Bet kurį žaidėją paėmus negali sakyti, va šito nedengsi. Visi geri žaidėjai. B lyga su C lyga tai ryškiai skiriasi, kad B lyga stipresnė, A lyga irgi tikrai rimto aukšto meistriškumo žaidėjai. Bet šiaip, bet kuris finalas, bet kurios lygos yra tikrai geras ir gražu žiūrėti, įdomu. Daug emocijų verda, va čia, manau, žiūrovam turėjo patikti. Viskas buvo suskupę, viskas tvarkingai. Bet teisėjimas buvo kaip ir neblogas, bet biški atrodė kaip teisėjautų skirtingai, kur ginamės mes ir kur ginasi varžovai. Mums tokios mažas baudas švilpė, bent mums taip atrodė, nežinau, čia gal tik man taip atrodė, bet atrodė, kad teisėjimas buvo netendencingas, bet biški, kirto mus. Ir davė 3 baudas centrui pirmam kėlinį mūsų, kur visos 3 buvo abejotinos. Aišku, čia gal nesmė. Bet kirto, tai reikėjo keitimas, ir reikėjo man išeiti aikštę, kur aš iš vis nepalošiu. Ir vyko spurtas, lemiamas, realiai, antram kėlinyje. Buvom primetę, kol žaidė pagrindiniai žmonės. Neturim keitimų ir viskas. Neturim keitimų. Visą laiką antrą vietą jau nusibodo mums. Jo, visą laiką antrą vietą. Visą laiką pas mus kolegijos sezonas yra įtemptas. Tiek studentų lyga, tiek kolegijų čempionatai ir panašus turnyrai. Šiemet, aišku, nepasisekė su medaliais, bet sezoną vertinam gerai. Pavasaris mes daugumą žaidžiam už kelias komandas, ta prasme, pagrindas komandos žaidžiam už kitas komandas kitose lygose, manau, jėgų stygius. Pritrūko jėgų tiesiog ir viskas. Matėt, mažajam finale buvom atsigavę, turėjom savaitę poilsio ir darėm, ką norėjom. Tiesiog baigėsi jėgos, nežinau, žaidžiam kaip NBA ar po 80 rungtynių.